Gal esi pats pastebėjęs kažkokias savybes, į ką atkreipti dėmesį, ką turi pas save geri pardavėjai? Nu, vat aš esu darbdavys, aš noriu to Okei, vadybininko geras gero. klausimas. Aš keletą savybių išskirčiau. Pirma savybė, tai sakyčiau, pardavimuose būtinai tai turi būt orientacija į rezultatą, o ne į procesą. Kad fainiai pabendravom, čia viskas fainiai, o finale sutarties kaip nėra, taip nėra. Antras dalykas, ypač jeigu dirbama su naujais klientais, tai atkaklumas ir užsispyrimas. Nepasiduot. Trečias dalykas, ką turi turėti geras pardavėjas, tai gebėt prašnekint bet kokį žmogų. Ir išgirsti ir išklausyti. Tai vat būt geru klausytoju. Geras pardavėjas turėtų būti geras istorijų pasakotojas. Tai ne tas žmogus, kuris gerai išmano geležį, Excelį ir visus kitus dalykus, bet geras istorijų pasakotojas, kur tu klausai, tau faina, tu tiki. Tu tiki tokiu žmogum. Ir, tai čia jau kiek, 4 dalykai. Ir penktas, tai gebėt būt vandeniu. Prisitaikyt prie kliento, suvaldyt savo ego. Tai laba diena visiems. Šiandieną mes turime lektorių, konsultantą, urvinį žmogų, Mindaugą Lastauską. Tai labas, Mindaugai. Labas. Sveikos. Tai labai smagu, kad atvykai, Mindaugai, ir šiandien tikrai turėsim temą stiprią, kuriuo ir mes ilgai gyvenam ir kartu bendrai gyvenam, pardavimų tema. Ir Mindaugai, dabar pasakyk, kodėl urvinis žmogus. Todėl, kad kiekvienas iš mūsų yra urvinis žmogus ir aš ypač į pardavimus, bet ne tik į pardavimus žiūriu per tą tokią prizmę, kas mes tokie esam, iš kur mes atėję, kam yra sutvertas mūsų kūnas, uh, na, kam yra mūsų smegenys, kaip jos veikia, va, ypač pardavimuose, bet čia ne tik apie pardavimus ir visa tai, ir mes esam gamtos vaikai. Aišku, aš nenoriu lysti į kažkokius religinius įsitikinimus, aš gerbiu žmonės, kurie juos turi ir jeigu jūs, tarkim, numanot, kad evoliucijos nebuvo, viskas gerai, aš taip nemanau, aš manau, kad ji buvo ir jeigu taip žiūrėti visą žmogaus istoriją, žmonijos istoriją, tai ji yra 300 000 metų. 300 000 metų, tai didžiąją istorijos, žmonijos istorijos dalį nebuvo gyvūnų, nebuvo augalų, aš čia nekalbu apie mokslą, raštą, skaičius, pinigus ar dar kažką. Ir štai staiga toksai žmogus 300 metų iš esmės pralindėjęs, 300 000 metų iš esmės pralindėjęs urve, pradeda gyventi civilizacijoje su elektra, su kompiuteriais, su dirbtiniu intelektu ir išmaniaisiais telefonais. Ir mum kartais tai atrodo, kad mes esam kažkokie tai išskirtiniai ir dabar mes esam visiškai kitokie negu, pavyzdžiui, žmonės, kurie gyveno prieš 50 kartų. Tai aš noriu pasakyti, nesusireikšminkim, mielieji, mes nieko nekitokie. Jeigu mes paimtumėm urvinį žmogų prieš 150 000 metų, pavyzdžiui, gyvenusi, ir jį čia apkarstytumėm technologijom, iPhone'ais ir visais kitais dalykais, jis būtų lygiai toks pat, kokie esame mes. Ir lygiai mes tokie patys būtumėm, beje, urviniai žmonės. Tai kodėl mums skauda nugaras? 40 ir daugiau, nes urviniai žmonės nesėdėjo. Kodėl daug žmonių netoleruoja pieno produktų? Urviniai žmonės nebuvo prijaukinę gyvulių. Kodėl sveikiausia dieta yra laikoma daržovės ir mėsa? Nes būtent tai valgė urviniai žmonės. Tai mūsų kūnas toks, mūsų smegenys yra tokie, visi mes urviniai žmonės. Valia. Aš tai labai noriu sužinoti, kaip Mindaugai pats atsidūrei pardavimuose. Kaip kokia buvo tavo kelionė ir aš šiaip galvoju, vat turbūt seniau, kai tu buvai mažas berniukas ir mokėsi mokykloje, neturėjai, o gal ir turėjai tokią svajonę būti lektorium, konsultantu, ruošti pardavėjus, pardavimo vadybininkus ir ką būtų pagalvoję tavo tėvai, jeigu tokia svajonė būtų buvus.
Tokios svajonės nebuvo. Aš norėjau būti mokytoju, juo ir tapau. Mano tėvai norėjo, kad aš būčiau inžinierius, nes mano tėtis yra inžinierius, mama yra buhalterė. Ir man mokykloje labai sekėsi tikslieji mokslai, ypač matematika, aš ten visoj fizika, matematika, aš ten tokiuose olimpiadose dalyvaudavau. Ir iš esmės taip ir pasirinkau studijas, esu iš Utenos ir buvau labai toksai nedrąsus, kuklus vaikas. Man visada kažkodėl atrodė, kad kiti geresni. Toks vat auklėjimas čia dar iš tų 90-ųjų laikų, iš va toks, provincinis auklėjimas. Aš tik atvažiavęs čia į Vilnių supratau, kad taip nėra, kad kiti nėra geresni. Tai aš norėjau stoti net ne į matematiką, aš norėjau stoti į kokią ekonomiką, nors žiauriai gerai mokiausi mokykloje, bet man tėvai sako, ką tu čia, didelis konkursas, o jeigu neįstosi, ajajai, ojojoj. Nu ir įstojau aš ten į tą matematiką. Baiginėjant jau matematiką, gal trečiam ar ketvirtam kurse pradėjau ieškoti darbo ir mūsų karta, tai buvo 2000-2001, tai reiškia, dar nebuvo jokios Europos Sąjungos, nebuvo NATO, mūsų kartos niekam nereikėjo. Buvo žiaurus, ne žiaurus, bet tokie nepatogus laikai, kai Maxima mokėdavo 430 litų savo darbuotojams ir arogantiškai visiems aiškindavo, nepatinka, varykit iš čia, eilė norinčių. Tai vat mano karta atėjo į darbo rinką ir mūsų niekam nereikėjo. Jeigu dabar jauni žmonės laukiami, čia visokio įmonės važinėja per universitetus, save reklamuoja, ateikit pas mus dirbti, tai mes atėjome į darbo rinką, mūsų niekam nereikėjo ir aš tiesiog ieškojau bet kokio darbo. Bet kokio. Nes aš buvau matematikas, baiginėjau matematinės studijas, konkrečiai finansų ir draudimo matematiką ir pagal specialybę aš turėčiau būti aktuarijus ir dirbti draudimo bendrovė. Nu ir susiradau darbą, kokį susiradau. Pardavimuose. Skolų išieškojimo įmoniai, suomiškoj pardavimų vadybininko darbo, neišsivaizdavau absoliučiai, kas tai būtų per darbas, bet tai buvo darbas. Ir, kogi dar reikia, kai tau yra 21, 22 ir tu jau gali kažkaip pragyventi. Ir visiškai netikėtai, nors aš nesu tas stereotipinis pardavėjas, esu matematikas, intravertas, o tuo metu dar ir labai sunkiai mintis reiškiau, nes, ką tu veiki studijuodamas matematiką. Tai čiagi ne retorika ir nekalbėjimas, tu iš esmės, viskas vyksta galvoj. Bet analitika tai yra tai, ką turbūt Dievas man davė ateinančią, nes man ir mokykloje labai gerai sekėsi visos tos matematikos ir analitinius gebėjimus, įdėjus į pardavimų sritį, man pradėjo labai gerai sektis. Tai va taip ir likau. Bet prieš kokius tai 10 metų uždaviau savo klausimą, vėl, kuo nori būti užaugęs. Tau kiek tau buvo metų, kaip sugalvojai? Tai čia tokia galima laikyti ankstyvą, gal vidurinio amžiaus krizė, buvo kokie 3-6 metai. Kai tu jau taip, jau ne patsukas, bet dar taip gali daug ką keisti. Ir įgyvendinau vaikystės svajonę, kurią jau, kaip jums ir minėjau, norėjau būti mokytoju, tik tai tėvai man nelabai leido būti mokytoju, nes tuo metu 90-aisiais tai mokytojų profesija buvo visiškas, reiškia, apie mokytojo profesiją buvo kalbama tai pedagoginis kepa bedarbis. Tai vat iš mano klasės gal 2 ar 3 įstojo į pedagoginį, jos baigė studijas ir jos labai vargo susirasdamos darbą mokyklose. Čia ne dabar, kai laukia visi. Bet tai aš norėjau mokyti žmonės ir kai prieš 10 metų tada vėl grįžau prie šito klausimo ir kogi aš galiu juos mokyti, jeigu nieko aš daugiau nemoku, tik pardavinėti. Tai tą ir darau jau 11 metų. O kaip pavyzdžiui yra, kaip pats matai tą pardavėjų profesiją, pardavimų vadybininkų profesiją,
Mums, ar ne, įeinant irgi į rinką su pardavimų vadybininkų mokymų programa, mes tikrai turėjom ir ten licencijuotis programas ir visus kitus dalykus, tai buvom susidūrę su tuo, kad mums skambina ir sako, ką jūs čia norit mokyti, sako, taigi pardavėjų kasininkų programos yra paruoštos, tai ką jūs čia naujo norit ruošti. Buvo tokių irgi klausimų, o tai ką darys čia tas pardavėjas, prekes paduos, ką jūs čia norit padaryti. Tai mums iš tikrųjų gauti klausimą iš institucijų, kurios dirba darbo rinkoje, ar ne, vertina programas ir kitus dalykus, sulaukti tokių klausimų buvo labai keista, nes mes turėjom įrodyti, kad pardavimų vadybininkas ne tik parduoda prekes ir kad tai nėra kasininkas. Kokia situacija dabar ką tu matai pardavimų vadybininkų rinkoje, nes mes irgi su Alina, atsimenu, atsivertėm CV bankę ir žiūrim, kiek daug vadybininkų ieško, bet institucijos, net nežinau, kas čia per profesija. Kaip tu matai tą pardavimų vadybininkų poreikį, rinkos situaciją ir panašiai? Apie institucijas tai aš nelabai ką turiu pasakyti, nes su valdiškom institucijom iš tikrųjų turiu labai mažai reikalų. Visas mano gyvenimas yra versle, kiek susiduriu, nu tai tiek, kad dėstau universitetuose. Bet ten mane stengiasi net ir tie patys universitetai jau taip, nu tų visų popierių ir formalių dalykų, nuimt, palengvint man gyvenimą. Keistas požiūris, bet, aš tai žiūriu, pardavėjo profesija tai yra amžina turbūt. Nes visa tai, kai jūs matot aplinkui, kažkas kažkam kažkada pardavė. Ir visa tai, kas bus sukurta, pagaminta, kažkas kažkam kažkada turės parduoti. Tai tarp kasininko ir pardavėjo, tai čia skirtumas yra didžiulis. Atlikti kasos operaciją čia didelio proto nereikia, o tuoj ir žmogaus nereikės. Tai nuo tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, tie, turbūt pastebit prekybos centruose, kaip sumažėja yra kasininkų ir mes patys tą padarom, o kasininkai, kurie ne čekį mums duoda, o tarkim sutartį, tai juos labai greitai pakeis dirbtinis intelektas. Nes kasos operacija tai yra iš esmės labai aiškios funkcijos atlikimas. Aš perku, tu man parduodi, ir sutvarkai dokumentus. Pardavimas yra visiškai ne apie tai. Ir gerų pardavėjų dabar yra beprotiškas trūkumas, nes pardavimas tai yra, turi mėgti žmonės, turi gebėti mokėt bendraut su žmonėm ir su skirtingai žmonėm. Tu nepasirinksi kliento. Klientai gali būti labai skirtingų asmenybių tipų. Gali būti didžiuliai kartos skirtumai. Galbūt tau yra 25, klientui yra 65 ir atvirkščiai. Ir bendravimas, aš sakyčiau, ypač gyvas bendravimas yra, jisai darosi vis didesnis achilo kulnas. Nors visa technologijos ir socialiniai tinklai, jie iš esmės atsirado tam, kad padėtų mums bendrauti, kad sujungti žmonės, bet mes tolstam. Ir jeigu pasižiūrėtumėt į vaikų, paauglių vienišumą, ta prasme neregėti dalykai, žmonės yra vieniši, paaugliai yra vieniši, tai aš, nenoriu čia skambėti kaip dinozauras, bet aš kai atsimenu savo vaikystę ar mokyklos laikus, ar studijų laikus, tu niekada nesi vienas. Bet nebuvo išmaniųjų telefonų, visą laiką šalia tavęs yra žmonės. Dabar žmonės augina technologijos, socialiniai tinklai daro didžiulę įtaką ir tokie žmonės ateina į darbo rinką ir jiem, pavyzdžiui, eiti pardavinėti, eiti bendrauti su žmonėm nėra lengva, nes ne visi malonūs, ne visi faini. Ir šalia tavęs nebus mamytė, kuri ten paguos, sakys, žinai, va čia gal klientas negeras, tai mes su juo nedirbsim, jam nepardavinėsim, nes jis nefainas. Tu nepasirinksi dirbdamas su klientais, kuris yra fainas ar nefainas. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, labai didelis klientas, kuris atneša
tau didžiąją dalį pinigų, bet jis yra susireikšminęs, arogantiškas marozas, kuriam smirda iš burnos. Ir ką? Tai man nefaina, aš su juo nedirbsiu? Čia nėra faina ar nefaina, čia neprofesionalumas ir tu turi dirbti ir turi užmėgsti santyki, sukurti ryšį su tokiu žmogum, gebėti argumentuoti, bet tuo pačiu išlikti savim, nesižeminant, neapsimetinėjant kažkuo, išlaikant kažkokius vertybinius dalykus. Tai nėra paprasta. Tai vat norėjau aš ir klausti, kaip tu vertini, tai nu, vat, nėra lengvas darbas turbūt. Aš manau, kad darbas su žmonėm yra pats sunkiausias. Su kompiuterių technologijom, su viskuo tu gali susitart. Tu gali, pasimokyti, išmokti. Žmonės, jie yra nenusakomi. Sušvietė kažkam pilnatis. Prašau, tu turi žmogų, kuriam šviečia pilnatis. Ar, pavyzdžiui, klientą nusprendė palikti žmona. Ir jisai yra žiaurioj nenuotaikoje. Ir tu turi su juo tvarkyti reikalus. Ar jis, pavyzdžiui, pagiriotas po ilgo savaitgalio, kur ne pieną gėrė ir nemiltus į nosį reiškia traukė. Ir išgyvena didžiulę abstinenciją ir tu su juo, pavyzdžiui, galbūt turi pirmadienio ryte labai svarbės dėrybas. Ir prašau, susivaldyk, sutvarkyk situaciją, užmegzk ryšį, pasiek savo tikslų. Šitoj vietoj klausau jūsų ir labai rezonuoja, nes aš iš tiesų mes esame ir pačios dalyvavę ne vienuose mokymuose, kuriuos Mindaugas veda ir man dabar iškilo tokia situacija, kai ten ir buvo sukurta simuliacija, kurios metu reikėjo parduoti Morozui, ar ne? Kažkas ten tokio. Ir tie mūsų studentai bando rasti įvairių argumentų, kad, ne, aš tai jau čia su tokiu tikrai nedirbčiau, aš tai nenusižeminčiau, ar ne? Ir aš pamenu, Mindaugas vėl grąžina į tą pačią būseną. Aha, gerai, bet jeigu tai būtų pats didžiausias tavo klientas, ar ne, nuo kurio priklausytų labai daug ir kaip tada mums sunku, su visais tais žmogiškaisiais dalykais, ar ne? Čia, žinot, jeigu esi profesionalas, tu supranti, kad tu klientų nepasirinksi. Ir čia pasakymus, aš su tokiais nedirbsiu, nesižeminsiu, tai nedirbk. Tai reiškia labai paprastą dalyką. Tu esi prastas pardavėjas. Tu nepasirinksi klientų. Ir apskritai kalbant apie pardavėjo profesionalumą, ten, kur yra paprasta, ten, kur klientas yra fainas, malonus žmogus, tai čia ir durnius parduotų. Čia nereikia kompetencijos kažkokios parduot, kur jau viskas yra labai lengva. Didžioji kompetencija pasireiškia būtent tokiais atvejais, kai klientas yra sudėtinga asmenybė, kai jis yra visiškai priešingas negu tu. Tarkim, jis yra už tave dvigubai vyresnis ar jaunesnis, kartų skirtumai. Tarkim, tau yra 55, klientui yra 23 ir jis tave žiūri kaip į naftaliną, kaip į dinozaurą, kaip į būtą į laiką. Parduok jam, užmegzk santykį, susidraugauk su juo. Va čia ir yra profesionalumas arba atvirkščiai. Jūs esat, pavyzdžiui, simpatiška jauna 25 metų moteris, o klientas yra ten koks 55 metų. Marozas, kurį kankina vidurinio amžiaus krizė ir jis jumyse mato mielą, gražią, fainą mergaitę, prie kurios jam norisi kabinėtis ir laidyti visokias seksualinės replikas, bet mano, tai čia va tik tiek. Miela, graži, faina, bet ką jis žino, ką jis supranta, kompetencijos ten turbūt. Kompetencijos tik tiek, kiek atrodyti gražiai. Ir parduok tokiam žmogui. O kur yra riba, Mindaugai, tavo nuomonė? Kur yra riba, kiek, aišku, kiekvienas mes tą ribą galbūt turim savo ar ne, skirtingą, bet iki kiek galima bandyti šitoj vietoj prieiti prie žmogaus? Kiek kartų reikėtų bandyti, kiek kartų nepasiduoti ir kuriuo momentu reikėtų nuspręsti, kad viskas, čia jau pasieki ribą, daugiau aš tikrai nebegaliu. Man riba, dirbant su klientais, tai yra vertybiniai dalykai.
Jeigu klientas pradėtų aiškint, kad Rusija yra valio ir Putinas čia yra šaunuolis ir demonstruoti, ir ar tarkim aš pas jį atvyksiu ir jis ten išsikėlęs Rusijos vėliavas ir išsitatuiravęs Putino tatuiruotę, tai man čia daugmaž viskas. Čia man yra riba. Aš jam net nebandysiu pardavinėti. Ieškokit kito lektoriaus. Viso gero. Bet šiaip tai aš nemanau, kad, pavyzdžiui, prisitaikymas prie kliento ar gebėjimas, o, na, ieškoti to rakto, tarkim, kad ir kaip argumentuot Marozui, kad čia yra kažkoks į save žeminimas. Ar kad čia yra kažką aš tokio, nu, negerai darau. Gerai, tarkim, jisai o, su manim bendrauja iš aukšto ir yra arogantiškas žmogus. Tarkim, tujina iš karto. Nu ir kas? Kas čia tokio? Aš to nepriemu kažkaip tai dramatiškai, kad jis čia mane labai pažemino. Jeigu jis jau ten pradėtų, nežinau, mane keikti kažkaip su keiksmažodžiais, turbūt aš atsistočiau ir išeičiau, bet tokiu atveju aš neatsimenu nei vieno, kad tai būtų. Bet arogantiškų klientų tai yra labai daug. Nuo iki. Pastoviai. Bet Mindaugai, kaip tau pačiam pavyksta? Vat man čia iš tiesų toks klausimas, kur man ir pačiai labai įdomu sužinoti, kaip tau pavyksta iš, net nežinau, suvaldyti kliento tą prieštaravimą, kitokį požiūrį, nubrėžiant ribą. Nes tu labai gražiai moki supažindinti su taisyklėmis ir nubrėžti ribą. Ir šitoj vietoje aš labai žaviuosi. Tai vat, gal gali atskleisti kokią nors paslaptį, kokį nors metodą, kaip tau tai pavyks. Arba vat, Nu, gal, žinot, aš netikiu kažkokiu vieno metodu ar kažkokią tai stebuklingą piliulę, kurį taikyk ir ten visada gausis. Tai taip aš labai domiuosi psichologija. Vienareikšmiškai. Tai ir šitoj vietoj, na, susidurdamas su įvairiais žmonėm, aš tiesiog, nu, naudoju mokslą. Aš esu mokslo žmogus. Aš esu analitikas. Tai tiesiog, na, yra psichologiniai dalykai, kurie nuveikia. Ir jeigu, pavyzdžiui, nu, pavyzdys, tarkim, jeigu aš žinau, kad pas mane ateina, nu, kažkokia, tarkim, jau išveidoma, tai ateina pasipuošus, susireikšminusi kažkokia moteris vadovė, kuri jaučiasi valdovė, aš pagirsiu jos švarkelį. Pirmi žodžiai, ką aš jai pasakysiu, aš pagirsiu jo švarkelį ir jos veide bus šypsena. Ir jai gausis ką? O nes jai svarbu gerai atrodyti, jausis pastebėta ir jai pasakė komplimentą vyriškis, nors jai net nesitikėjo. Ir jau ji yra, nu, jau tokia man, nu, nedraugė, bet jau pradėjom gerai. Čia be yra visiška analitika. Aš žinau, kad žmonės mėgsta komplimentus. Ir jeigu tu matai žmogų, kuris ateina, nu, tiesiog visą savo pavyzdį parodo, kad man svarbu, kaip aš atrodau, ir aš pasakiau komplimentą, taigi aš kaip pirštu į akį. Bet čia labai tokie dalykai, kuriuos, nu, galima, nu, išorinius greitai pastebėti, ar ne? Vat yra kažkokių vidinių, kurie, kaip posakis yra ir nespręsk apie knygą iš viršelio, ar ne? Kai žmonės pabendrauja ir atsiskleidžia visai Taip. kampu. Yra universalus vienas dalykas, ne auksinė piliulė, bet sakyčiau gal universalus dalykas, kuris visada veikia, priverskit klientus kalbėti. Visi mėgsta šnekėti. Nepriklausomai nuo kartos, nuo lyties, nuo amžiaus, nuo pareigų. Uždavinėkit klausimus. Priverskit juos kalbėti. Kuo klientas daugiau kalbės, tuo jums bus tik geriau. Jis jausis išgirstas. O kuriam iš mūsų parodykit bent vieną žmogų, kuriam nėra malonu jaustis išgirstam, ypač dabartiniai socialinių tinklų laikais, kur mes visi gyrėmės, kokie mes šaunuoliai, kur mes atostogavom, kur važiavom, ką nusipirkom, ką veikėm, kokia nuostabi mūsų šeima, kokie nuostabus vaikai, koks nuostabus giminės susirinkimas ir viskas taip idealu, kad gimdo. Prasme, ir pasižiūrėkit, kaip žmonės bendrauja. Žmonės bendraudami apie ką dažniausiai kalba? Apie save, buvau tą, dariau tą, atostogavau ten, nusipirkau, o kitas laukia, kol atsiras pauzė ir pradės kalbėti apie ką, kaip netikėta, apie save. Tai dabar įsivaizduokit, jeigu jūs tokioje situacijoje bendraujate su klientais, jūs esate tas žmogus, kuris išklauso.
kuris nepertraukinėja, kuris sąmoningai kūrė pauzes, kuris parodo, kad įdomu, kuris gilinasi, kuris dar daugiau klausimų užduoda. Mum visiems mum patinka kalbėti, bet dar labiau patinka, kai mus išklauso, nepertraukinėja, girdi, supranta, net jeigu nusišnekam. Net jeigu kalbam banalybės ir kai aš bendrauju su klientais, net jeigu aš žinau 5 minutės į priekį, ką man klientas pasakys, nes dažnai klientų problemos kartojasi čia, ne raketų mokslas. E, Tai, bet aš visų kūnų parodau, kad man yra įdomu, pasakok. Kalbėk, tai vat, klausimai, išklausimas, nepertraukinėjimas, empatijos parodimas, supratimo parodimas. Beje, suprasti ir sutikti tai nėra tas pats. Ir jeigu matau, kad klientas nusišneka ir kalba nesąmonės, aš niekada sutinku, jo taip reikia daryti. Suprantu. Ok, suprantu, kaip darot, nesakau, kad sutinku. Tai suprasti ir sutikti su klientu yra du skirtingi dalykai. Aš stengiuosi suprasti. O po to jau žiūrėsim, sutiksiu ar nesutiksiu. Bet žmonėm jaustis suprastiem, išgirstiem yra nuostabus jausmas. Tai va šitą naudoju ir ne tik pardavimuose, iš tikrųjų, ir asmeniniam gyvenime. Iki kokių 30-35 man atrodydavo, kad, žmonėm įdomu, kas aš toks, kaip aš gyvenu, ką pirkau, ką dariau, nesgi visi apie tai šneka ir labai rūpi apie tai pakalbėti. Tai po to tik kažkaip supranti, kad jeigu tu nusipirkai automobilį, pasauliui ant tavo to automobilio nusispjaut. Tu esi tas vienintelis žmogus, kuriam tas tavo automobilis yra daugiausiai įdomu. Tai vat kažkaip tą ego savo, susitvarkiau ir, sakyčiau, man gerai sekasi ir sutarti ir su labai, skirtingiem žmonėm, nes, ar tau yra 22, ar tau yra 72, ar 82, su tėvais bendraujant. Mums visiems patinka būti išgirstiem ir išklausyti. Bet aš čia vat galvoju, su klientais bendraujant ar ne, kartais aš, pavyzdžiui, mėgstu paklausyti ir pabendrauti su tais klientais, išklausyti, bet tikrai prisimenu, pavyzdžiui, dienas dar ypač, kai dirbau su projektais, su ūkininkais ar ne, jie žmonės atvažiuoja ten ryte apsitriusi ir jie turi visą dieną laisvę, o tu pasiskyręs jam valandą. Ir jis pradeda apie žmoną, apie vaikus, apie anūkus ir tau laikas tiksi, kaip gražiai čia vat išsisukti. Žiūrėkit. Kas kontroliuoja pokalbį? Kas uždavinėja klausimus? Kas uždavinėja klausimus? Tai jeigu jūs klausinėsit apie savaitgalį, tai ir jis kalbės pievas apie savaitgalį. Tai neuždavinėkit apie savaitgalį, uždavinėkit tai, apie ką jūs norit, kad pokalbis vyktų. Ir jis vyks ten, kur reikia. Šitas reiškinys dar yra, jis vadinasi kontrolės iliuzija. Žmonėm, kurie kalba, jiem atrodo, kad jie kontroliuoja pokalbį, situaciją. Taip nėra. Tas, kas uždavinėja klausimus, tai tiesiog tais klausimais ten tų visų savaitgalių dar kažko pakreipkit, kur reikia. Ir jie kalbės apie tai, ką reikia. Susigražinti, ar ne, į reikalą. Jo, neskatinkit, jeigu matot, nuvažiavo į pievą, gerai supratau, gerai gražias turėjot atostogas, ar ten džiaugiuosi už jūsų, žinau, ten klientas pasigyrė, kad dukra įstojo į Harvardą. Gerai, puiku, džiaugiuosi už jūsų dukrelę, linkiu į sėkmės ir užduodi klausimą apie tai, apie ką nori, kad būtų kalbama. Aš tai labai norėčiau paliesti tuos pačius klausimus. Šitą dalyką, kad reikia išsiaiškinti klientų poreikius, mes jau kaip ir jaučiamės išmokę ir aš atsimenu, man iš tiesų kažkuriuo tai etapu buvo kaip, nežinau, užuolaidėlis atsiskleidė, kad pasirodo nebūtina nes aš stengdavausi pasakyti viską, kuo daugiau, ką žinau apie tą produktą, nes galvodavau, kad va tada aš atrodysiu gera pardavėja, profesionaliai išmananti produktą, jo savybės dalykus ir aš ten varydavau ir faktas, kad tada dažniausiai tai ir pasibaigdavo, aš dar pagalvosiu arba ten man reikia pagalvoti. Dabar aš tą procesą matau visai kitaip, bet žinai, Mindaugai, man šitoje vietoje pats sunkiausias dalykas atrodo pradžia.
pradžia su visai nepažįstamu šaltu žmogumi ir aš manau, kad su šita problema turbūt ir susiduria didžioji dalis pardavėjų, nu kogi ten paklausti. Tu gal net tiksliai nežinai, į kurį skyrių skambini, ar ne? Kaip va tą pokalbį užmėgsti, nuo ko pradėti? Na, aš kai save pardavinėju, save tai reiškia savo mokymus, konsultacijas, tai mano klausimas paprastai būna, su kokiom problemom susiduriat. Kas jūsų pardavimų skyriui nesiseka? Man neįdomu ten, kur viskas gerai, viskas tvarkoj, kas nesiseka. Kokios problemos, kas nesigauna, Bet kur tai pardavėjai stringa. Mindaugai, aš dabar vat, nu, vat ir noriu truputėlį tos, nežinau, ar čia paprovokuoti ar nepaprovokuoti, bet aš tarkim turiu skambutį, ar ne, į kažkokią įmonę ir kaip tavo rekomendacija turėtų prasidėti pokalbis. Labą dieną, aš esu Alina, su kokiomis problemomis susidurėte? Oi, tai čia šaltas skambutis, čia visiškai kitos taisyklės. Šaltam skambutį jūs turit kalt į kaktą tiesiai, kas esat, ką siūlot ir kurių velnių man skambinat. Kodėl būtent man paskambinat? Bet čia kitas dalykas turbūt irgi įsijungia. Mes vat jau irgi ko mokom ar ne, tuos studentus, kad dauguma žmonių yra pavargę nuo to šablono, ar ne? Labadiena, ten Vilija iš Tele2 salono šiandieną ten. Jie atsako kaip ir į tas kategorijas klausimų, bet jie yra visiškai šabloniški ir vat nėra to. Jo, žinot, Užkabinimo. tą užkabinimą, tai va tas užkabinimas ir yra, kodėl būtent man skambini. Įdėti priežastį, kodėl man skambini. Ir tai nėra lengva, nes jūs negalit pasakyti, aš jums skambinu, nes nusipirkau duomenų bazę ir turiu tą ir tą. Ir ta priežastis, idealiu atveju, ji turi būti personalizuota, ji turi būti grinai tam klientui. Grinai, nu tarkim, vat aš, pavyzdžiui, pardavinėju mokymus, tai jeigu sakyčiau, žiūrėkit, vat Jonai, pastebėjau, kad ieškot pardavimų vadybininkų, jūsų skelbimų. Todėl paskambinau, nes kažką vas noriu pasiūlyti, reiškia, nes pastebėjau apie tave vat kažką. O čia yra personalizuota, bet tą personalizavimą, nu taip turėti, jeigu ten turi, nežinau, 500 sąrašą ir tiesiog kiekvienam sukurti personalizavimą, tai yra labai sunku. Bet reiktų. O jeigu jo nėra, nu tai tada taip, tie skambučiai yra šabloniniai. Nieks beje nesako, kad tie šabloniniai skambučiai yra kažkoks tai labai didelis blogis. Nu jeigu nepavyko, darai tos šabloninius skambučius. Darai, sunku. Taip ir tai yra, efektyvumas yra nedidelis. Ir iš šaltų skambučių tikėtis didelio efektyvumo nereikėtų. Egzistuoja daug visokių knygų, skriptų, kaip tenai sudėliot, bet žmonės yra ne idiotai. Jie puikiai žino, kas čia vyksta, kas čia skambina ir apie ką čia eina kalba. Ir tikrai tai yra neišvengiama, kad daug tų skambučių jūs tiesiog siūs velniop. Nu, klasikinis pasiuntimas velniop, tai atsiųskit mailu. Kiti gali ir taip ir pasakyti eikit velniop, ar dar kažką kiti galbūt kalbės, bet čia tiesiog darai per kiekį. Bet Mindaugai, kaip tu manai, vat vis tiek matai tos žmonės, matai įmonės, jų darbuotojus, man vat labai įdomu, kiek laiko žmogus vat išdirba toj pardavimų srity, ar vat vidutiniškai kažkaip, aš suprantu, kad tikslaus skaičiaus galbūt nepasakysim, bet man atrodo, kad tai yra tikrai pakankamai sunkus dalykas, ar ne, kuris muša per motyvaciją. Tarkim, šalti skambučiai, nuolat nesiseka, nepasiekti rezultatai, dar koks vadovas irgi paknisa protą, kad nepasiekti rezultatai, tu galbūt tikrai labai stengiaisi, bet tai yra šalti skambučiai. Įdomu, vat, ar ilgai tie žmonės traukia šitoje srityje? Didžioji dalis ne. Išlieka stipriausia? Nežinau, ar stipriausia, gal atkakliausia ir jeigu tu, eini link tikslo, bet pardavėjai, kaip taisyklė, jie yra vis tiek tokie į rezultatą orientuoti žmonės, ne į procesą. Tai jeigu tu pastoviai kažką darai ir tai neduoda rezultato, kiek ilgai tu tą darysi ir jeigu dar tave drožia vadovas pastoviai, kiek ilgai tu tai darysi. Ir ypač, kad
darbų darbo rinkoje netrūksta. Nu, tai kiek ilgai tu tai darysi? O tai ką tada, ką daryti, kaip išsisukti, vat ar irgi ar ne įmonės, mes irgi kiek dirbam su įmonėm, matom, kad, pavyzdžiui, vadybininkai atvykę ar ne, kad ir į mokymus, jie atrodo iš naujo įsikvepia. Va dar, jeigu lektorius patvirtina jiem, kad ne visi tavo pardavimai turi pavykti, kad su tokiu lengvumu ir ramumu išeina, kad, nu, okei, galbūt su manim viskas okei, bet aišku, aš suprantu, kad tų vadovų irgi visokių gali būti tų, kurie ten tave pamotyvuos, išsiųs į tuos pačius mokymus, duos Bet yra ir priedus, debilų. bet yra jo, sutrumpinai, Mindaugai, mano mintį, tai yra ir tokių, vat, ir aišku, aš suprantu, kad ir tie pardavimų vadybininkai, jie gali rinktis, bet vat, mano klausimas irgi kartais ir iš kitos pusės yra va, tų vadovų, kurie ir neranda tų vadybininkų normalių, gerų, norinčių dirbti. Kokia vat, čia problema tarp pardavimų vadybininkų, kas jiems nu, vat yra, jeigu vadovas normalus ir motyvuoja ir viskas vyksta, bet dirbt nenori. Oi, nu tai čia žmonių yra visokių. Žinot, ką aš galvoju apie šaltus skambučius? Manau, kad greit dirbtinis intelektas jau tą dalyką galės labai sėkmingai daryti. Ir tas greitai, tai sakyčiau, metų 2 klausimas. Nes jeigu, ta prasme, nes šalto skambučio metugi iš esmės pardavimas kažkoks tai nevyksta. Tu pardavinėjai, nu dažniausiai susitikimais, yra vis tiek labai ribota tokia informacija. Tai aš nematau absoliučiai jokių priežasčių, kodėl negalima dirbtinį intelektą apsimokyti daryti šaltus skambučius. Net ir tas pats poreikių išsiaiškinimas, ar ne, aš pagalvojau, kad ir dabar jau tam tikros reklamos strategijos ir eina per tai, kad tada yra kažkokia tai apklausa ir tavęs klausinėja vienu arba kitų Taip, klausimų ir tik po to su tavimi susisiekia, kai jau turi tavo atsakymus. taip, bet gyvas susitikimas jau čia žmogaus niekas nepakeis. Joks dirbtinis intelektas. Taip, bet aš dabar ir įsigandau, norėjau sakyti, negi jau pardavėjus pakeis dirbtinis Ne, aš intelektas, manau, ne. kad kaip tik pardavėjai bus vieni paskutinių, kuriuos pakeis. Pakeis labai daug ką. Labai daug ką pakeis. Jau keičia. Bet pardavimuose tam tikras funkcijas. Tai taip, nu, kad ir tos pačius šaltus skambučius. Aš nematau, kodėl negalėtų to daryti dirbtinis intelektas. Tu žmogaus nematai, tu nežinai, kas tau skambina, ar čia Jonas, ar Petras, ar Marytė, ar kas tik tai nori. Dirbtinį intelektą gali išsimokyti, jis mokosi iš savęs. Viskas, pasodinai pirmin. Jisai nepavargs, jam čia vadovas, nuotaikoje, nenuotaikoje daro skambučius. Bet šaltas skambutis, tai yra nužiūrint į visą pardavimą, tai čia, nu, taip, tai yra svarbi dalis, bet tai yra nedidelė dalis. O jeigu, pavyzdžiui, tavo darbas su klientu vyksta, tarkim, 10 metų, tu vat paėmei klientą ir bendradarbiavo 10-15 metų, tai 15 metų perspektyvoje tas tavo šaltas skambutis pirmas, kuris truko 5 minutės, tai kas yra 5 minutės 15 metų perspektyvoje. Bet vat visas kitas darbas, santykio užmezgimas, reiškia, nu, nematau, kad čia galėtų taip dirbtinis intelektas gali padaryti techninį darbą. Bet mums reikia žmogaus. Bet Mums tai, norisi žmogaus, mums norisi to tokio supratimo, nes mesgi nėra taip, kad, na, ypač kai jau su klientu dirbi ilgą laiką, tai kartais gal net 2/3 laiko tu kalbi ne apie darbą. Ne apie darbą, tu kalbi apie šeimą, atostogas, kažkokias, nu, kažkokius tai kitus dalykus, tu ryšį sukuri. Tai tu ką, apie žvejybą kalbėsi su dirbtiniu intelektu, apie šeimą, jis neturi šeimos. Supranta, taip techninę tą dalį, pardaviminę dalį jisai galės atlikti puikiai, bet mums reikia ne to. bet čia dar, nu, vat, nuėjai ir kitą priežastį, kurią mes irgi dažnai girdim, atrodo, sako, viskas gerai, ten ties klientas pirko ir ėmė ir dingo, ar ne? Čia irgi momentas, kaip mes paleidinėjom, nesusigražinam tų klientų, ar ne? Vat, pavyzdžiui, irgi ar nes kažką
nu, vat neišdrįstam gal paskambinti, į mus būtinai turi kreiptis klientas, kad čia vat kaip su tuo, su kokia irgi yra problema šitoj vietoj, kai mes turim klientą, bet jis prapuola. Gal žinai kelias priežastis, kodėl dažniausiai klientai prapuola? Klientai dažniausiai prapuola, nes jūs neturit sistemos. Santykis su klientu, jisai šiaip savo neatsiras. Jeigu jūs turit klientą ir norit jo didinti lojalumą, tai turi būti kažkokia tai sistema, kaip mes tą dalyką darysim. Arba, pavyzdžiui, santykio kūrimas, santykis neatsiras iš niekur nieko. Nes e, kodėl vat aš apie tą santykį kalbu? Klientą mes galim pririšti dviem būdais. Vienas būdas tai yra geležis per produktą, tai, ką jūs darot. Bet per produktą, per geležį pririšti yra sunku. Nu, tarkim, aš kerpuosi čia, galiu kirptis kur tik tai noriu. Visur gausiu iš esmės tą pačią paslaugą. Tai va, tai nebent ten jūs turit, nu, vieninteliai kažkokią stebuklingą žirklės ar kažkokį tik tai kirpėją, kur jau ten kerpa stebuklingai. Bet, nu, praktiškai visi daugiau mažiau kerpa gerai. Tai reiškia, per produktą jūs manęs nepririšit. Nebent turit unikalų. Tai kita dalis yra minkštoji dalis, yra ryšys, kad aš galiu ir kitur apsikirpt, bet man ir už tą pačią galbūt kainą, gal kažkur pigiau, bet man pas jūs yra faina, man pas jūs gera. Aš jaučiuosi pakliuvęs pas tokį žmogų, su kuriuo man gera ne tik apsikirpt, bet ir pabendrauti. Ašgi sėdžiu valandą, blemba, gi netylim turbūt, kažką tai šnekam. Tai tas pas ne tik kirpykloje, visur. Tai kaip pririšti žmogų, klientą emociškai. Ir čia mes turim vienintelį įrankį, tai yra bendravimas. Santykį tu gali kurti tik per bendravimą. Ir jeigu jūs nebendraujat, tai kaip jūs jį sukursit? Čia su bet kokiu kitu žmogu. Jeigu jūs su juo nebendraujat, ar jūsų santykis vystosi. Tai aš suprantu, kai tų klientų yra labai daug, tam ir yra reikalinga sistema, segmentavimas. Reiškia, kad nebūtų, kad daugiau savo laiko skiriat mažiukam negu dideliem. Tai kas yra sistema? Kaip dažnai skambinsit, kokiais klausimais skambinsit, kaip dažnai susitiksit, kokiais klausimais susitiksit, kokiom progom sveikinsit, kaip sveikinsit, kur nusivesit, į kokį renginį. Žinot, klientas Bryan Adamso gerbėjas, einat su juo Bryan Adamsą. Ateina kalėdos, turit, pavyzdžiui, 50 klientų, visų neapvažiuosit, kažkam siūsit, kažkam vešit, kam vešit. Tai irgi turi būti, nu, analitika, sistema, ką aš darysiu, kad tas ryšys atsirastų. Kaip aš tą klientą iš minkštosios pusės prisijaukinsiu. Čia labai gerai atsakei į klausimą. Iš tiesų, aš prieš tai mintyse ir turėjau tokią patyrimą, tokią emociją, kur pati labai dažnai svarstau, kaip geriau ir kaip labiau turėtų būti. Ar, kaip pavyzdys, ar ne, kelionių agentūra. Ir aš kelionę rinkausi dėl žmogaus, ar ne, kuris man faina, merginukė, aš pasitikiu, ar ne, aš galiu pasikonsultuoti, aš žinau, kad kreipsiuosi, manim pasirūpins iki galo ir taip toliau. Ir paskui pastebėjau tokį vieną momentą, kada prasidėjo nukreipimas, ar ne? Turbūt normalu, kad pas juos yra vienas žmogus, kuris atsakingas už sutartis, kitas žmogus dar už kažką atsakingas, tada vienas atostogauja, numeta kitam ir aš jaučiu, kad man nebepatinka, kad man buvo labai gerai, aš labai džiaugiuosi, man ten buvo gera, buvo sukurta ta emocija ir dabar nebepatinka ir aš kažkaip pagaunu save, kad tarkim, ten kavinukė, ar ne, kurią įkūrė žmogus. Mes ten ėjom dėl žmogaus, jis taip gražiai padažą pristatydavo, jis pasakojo apie sudedamąsias dalis. Žodžiu, buvo ta tokia gyvybė ir norėjosi ateiti ir palaikyti tą žmogų, kviestis, daryti ir taip toliau. Ir kada jie pradėjo augti, atsirado kitas didesnis personalas ir viskas. Man, pavyzdžiui, asmeniškai tas autentiškumas dingo, išnyko ir to cinkelio nėra. Ir čia aš labai dažnai svarstau, kaip pardavimo procese turėtų būti, ar turėtų keliauti tas pats žmogus per visus etapus kažkaip tą santykį kuriant, ar turėtų
Aš suprantu, kad čia priklauso nuo žmogaus kiekio, kaip ir tu atsakei, ar ne, kad mes renkamės tada tuos didžiausius ir taip toliau, bet nu vat kaip, pavyzdžiui, tau pačiam, ar iš to, ką aš kalbėjau, kuri vieta rezonuoja, ką pats esi pastebėjęs pardavimuose? Gal dar aš apie santykius, kad šiandien nuskambėtų, kad tik santykis. Kad tik santykis. Bet iš esmės žmonės, yra 3 dalykai, dėl ko žmonės iš jūsų gali pirkti. Tai pirmas dalykas tai yra produktas, unikalumas. Jeigu jūs turite tai, ko neturi kiti, aš iš jūsų pirksiu. Nei santykio reikia, nei dar kažko. Tiesiog jūs turite tai, ko neturi kiti. Ir aš pirksiu. Antras dalykas yra kaina. Jeigu jūs man gali duoti, pavyzdžiui, geriausią kainą rinkoje, kiti turi tą patį, bet jūs duodat gerą kainą, man yra prasme pirkti. Ir tik trečias dalykas yra santykis. Bet kur yra problema, kad lengva pasakyti, turėk unikalų produktą, bet tu jį turėk. Tu turėk unikalų produktą. Ypač, kad, net jeigu tu ir turėsi tą unikalų produktą, ar ilgai jis bus unikalus, jeigu tave stebi konkurentai ir tave kopijuoja. Antras dalykas - kaina. Tai konkuruot kainą, pasiūlyti gerą kainą. Tai kur čia uždarbis, kur čia verslas? Tai vat kuo santykis yra svarbu, kad jeigu tu turi, neturi kažkokio stebuklingo unikalaus produkto, nenori konkuruot kainą, nori uždirbti pinigų, tai iš esmės santykis yra tas vienintelis kelias. Nėra kitų variantų, nes jeigu jūs neturit unikalaus produkto, kaina yra prasta, esat brangus ir jūs man esat niekas, tai tada, mėlyjeji, kurių velnių aš iš jūsų turėčiau pirkti. Tai vat man dabar irgi kyla klausimas, ar ne, ateina pas mane klientas ir sako, žiūrėk, faina pas tave pirkt, bet, aš pavažiuoju 10 kilometrų, aš ten skardas nusiperku pigiau. Ką tada daryt? Vat ir man faina, bet žinok, už fainumą aš tiek nemokėsiu ir važiuoju pas kitą tada. Jeigu skardos ten yra lygiai tokios pačios, jam 10 kilometrų ir kainos skirtumas yra ženklus, tai santykis neišgelbės. Nieks neišgelbės. Nėra priežasties. Nėra nieks jums neduos kažkokio tai čia stebuklingo metodo, kaip tu sulaikysi žmogų. Kodėl? Kodėl aš turėčiau iš jūsų pirkti, jeigu man reikia ten tik tai truputį pavažiuoti, 15 minučių ir aš sutaupysiu ten krūvą pinigų. Bet tai reiškia, kad prieš tai buvo daug dalykų nepadaryta. Pavyzdžiui? Pavyzdžiui, nepririšta, kad jisai daug metų iš jūsų perka ir jisai žino, kad va čia aš jau, jeigu nusipirksiu, tikrai nebūsiu apgautas, išdurtas ir visa kita. Saugumas toks. Kad va Greta žino už mane geriau, va aš su juo jau bendradarbiauju ir jeigu jis sako, kad šitos skardos čia tau bus geriausia, tai bus, tai veiks. Su naujais yra sunku, taip. Tai Ir kol į to klientus santykio nėra. Nes, čia visada yra tos 3 dedamosios. Reiškia unikalumas, jeigu, ta prasme, mano skardos ir to žmogaus skardos, jos yra absoliučiai vienodos, tarkim, net tas pats prekinis ženklas. Tai, žiūrėkit, aš pardavinėju jums Coca-Cola, tarkim, buteliukai po 2,5 euro, ten jums reikia už kampo nueiti yra po 1,5 euro. Tai kodėl kodėl jūs turėtumėt pirkti iš manęs? Kodėl? O tai tada klientas negali išsipešti nuolaidos kokios, ar jau turi faina sukurti ryšį taip, kad klientas net netikrintų, pavyzdžiui, konkurentų Tai kainos. toks tikslas yra. Aišku, jisai gal ir tikrins, bet suprantat, kaip veikia santykis ar ryšys. Visų pirma, santykiai, kaip supratot, greit nesukursi. Tai yra procesas. Tai nebuvo, kad čia hihihaha, čia fainiai kažko pajuokavom, reiškia, bet jau yra ryšys. Santykis tai yra pasitikėjimas. Ir tai yra maratonas ir ilgas procesas. Ir joks žmogus jum pirkdamas dėl santykio savo viduj nepripažins, kad aš perku, nes man faina su jumis bendrauti. Žmonės tai racionalizuos, pavers kažkokiais kietaisiais argumentais.
Nu, pavyzdžiui, vat, jūsų pavyzdį, jeigu aš su jumis yra santykis, aš jūs pažįstu 5 metus, reiškia, mes tikrai susibendravę, vat, yra ir, nu, tai aš, nu, aš nepirksiu todėl, kad viduj aš tą priimsiu ne taip, kad aš perku, nes man su Greta faina bendraut. Aš tą paversiu kitais dalykais, nes pavyzdžiui, laiku pristatys, laiku pateiks, neišdurs, garantuoja už kokybę, nes prieš tai, kiek darėm, viskas buvo gerai, kompetencija, išmano apie ką, nu ir taip toliau. Ir taip toliau. O tada, o kito pasiūlymo, pavyzdžiui, jie siūlo, o kodėl pigiau? O tai gal kažkas su kokybė negerai? O tai gal tenai ne taip, nu, pristatys nelaiku ar dar kažkas. Ta prasme, mes minkštuosius va tuos dalykus esam linkę paverst geležim, mums sunku viduj pripažinti, nes mes save laikom žmonės, o turviniai žmonės tie patys, mes save laikom protingais ir racionaliais. Ir tai nėra protinga permokėti vien todėl, kad man faina su kažkuo dirbti. Ir aš tą fainumą viduj, čia beje nevalingas procesas, paverčiu geležim, prasme kažkokiais, kietaisiais dalykais. Kaip jums atrodo, kodėl dalis, pavyzdžiui, korporacijų net, nu, draudžia pardavėjam susitikinėti su reiškia, jų pirkimų skyriam susitikinėti su pardavėjais. Kodėl draudžia? Nes tai veikia. Nes tai veikia tam, kad nebūtų sukurtas ryšys, tam, kad nebūtų sukurtas santykis. Nes jeigu tai neveiktų, tai ko čia draust? Ko čia draust, bet jie mato, kad žmonės, nes ir kuo daugiau yra santykio ryšio, tuo tada yra mažiau Excelio ir racionalumo. Ten, kur jūs man esat, kur nulis emocijos, jūs man esat svetimas žmogus, esat visiškai niekas ir visi jūs, tarkim, man 5 tiekėjai, man tieks Coca-Cola, nu ir tarkim ten, nežinau, visos sąlygos vienodos, ten pristatymai dar kažką. Taigi tas kur pigiausia, nes čia ta pati Coca-Cola. Nu kodėl turėčiau aš daryti kažkaip kitaip? Tai kuo mažiau va tų minkštųjų dalykų, tuo daugiau Excelio atsiranda. O Excelis yra žiaurus. Ką tu prieš jį padarysi? Aš tai dar labai norėčiau paliesti tą vietą, tarkim, mes esam įmonė, ar ne, mes žinom savo stipriasias savybės ir realiai mes galim palyginti, ar ne, pas mus jūs gausite saugumą ir greitą pristatymą, o ten, va, tarkim, kiti jums to neužtikrins, ar ne. Čia suprantu, kad irgi reikia būti tokiems kaip ir su vertybėmis ir sąžiningiems ir kaip, vat, Mindaugai, tavo būtų rekomendacija kalbėti apie konkurentus, ar ne? Ar įvardinti dabar man, tarkim, kad, nu, vat jūs niekur negausit per tiek jums niekas nepristatys. Vat, pavyzdžiui, Marijampolė per tiek laiko arba per tokį laikotarpį projektų jums niekas neparašys. Jeigu jums degs, savaitgalį jums niekas nerašys. Nu, kaip pavyzdys, ar ne? Tai sakyti tokį dalyką ar nesakyti savo komunikacijai? Pavojinga. Apie konkurentus tai žinot. Yra toks posakis, kad apie konkurentus reikia kaip apie mirusius. Arba gerai, arba nieko. Bet aš nesu linkęs kalbėti gerai apie konkurentus. Jeigu save lyginant su konkurentais, tai turėkite omeny, kad kai tik pradedat kalbėti apie konkurentus, kliento ausys padidėja. Nes jis, nu, daug tą dalyką žiūri, kiekvieną jūsų žodį vertina skeptiškiau. Jisgi supranta, ką jūs darot, jūsgi nuvarot, žeminat konkurentą. Tai geriausia, kad palyginimas su konkurentais būtų kietaisiais faktoriais. Kad nebūtų, nu, mes fainesni, mes ten dar kažką, nu, va, per funkciją kažkokį, va, pamatuojamą dalyką. Rimti argumentai tokie, ar ne? Nerimti, kietieji. Kietieji. Žiūrėkit, aš dirbau TV3 televizijoje. Mes turėdavom X faktorių, LNK turėdavo Lietuvos balsą. Nėra argumentas, man X faktorius fainiau. Bet žinot, kur yra argumentas? Reitingai. X faktoriaus reitingas 8, Lietuvos balso, pavyzdžiui, 6. Tai čia realiai čia tas, kas pamatuojama, taip, ar ne? kietieji kažkoks, nu,
Arba jeigu sakot, nu, vat, pristatymas, kad mes pristatom, nu, tai turit turėt, tai jau kietoji informacija, nes tu ją gali pamatuot per kiek dienų. Bet tai tu turi, nu, turėt, nu, čia ne tavo nuomonė turi būt. Taip. Ar, pavyzdžiui, iš jų kainodaros gali sakyti, žiūrėkit, vat jų kainodara, vat jų kainynas, jame parašyta, kad jie pristato per 5 dienas, mes pristatom per 3 dienas. Bet tai turi būt kietieji, tai neturi būt gražu, negražu, ar mano nuomonė, ne mano nuomonė. Per tokią geležį, per kietąjį dalyką. Dar idealiu atveju būtų gerai, kad net ir tos kietosios informacijos šaltinis nebūtumėt jūs, o būtų kažkokia trečia šalis. Kažkoks tyrimas, apklausa, nu, vat, kaip pat reitingų, televizinių reitingų atveju, taigi čia ne aš sugalvojau reitingus. Yra tiesiog Kantar tyrimų bendrovė, kuri matuoja. Va, prašau, aš tik tai Nešališkas. pateikiu, taip. Nes ir tai klientai turi tokio, nu, skepticizmo, nes kai tik tai pradedi kalbėti blogai kažkaip ant konkurentų, nu, žmonės į tai žiūri, nu, su tokiu, nu, skepticizmu. Ir jeigu čia perlenksi, jeigu čia nebūsi toks, nu, labai korektiškas, nu, tai tu save pražudysi. Taigi, jeigu jau tu, nes kaip pažiūriu į tokius, jeigu jau tu neturi ką gero apie save pasakyti, tai tu pradedi varyti ant konkurentų, tai tu ką, mane idiotų laikai, aš nesuprantu, kas čia vyksta, nematau, kad tu tiesiog žemini konkurentą, kad aš jį pirkčiau. Ačiū. Aš tai čia linkėjimus galiu perduoti grožio meistrim ir manau visos moterys pritars, nes iš tikrųjų nagus eini darytis pas naują meistrą ir jį apžiūri, čia tau prieš tai bus tikrai blogai darė, ten vėl kažką darais, nežinau, plaukus bloks, kaip tau šitai padarė, tai eik tu savo, nu čia topinė situacija. Statybose tas pats. Dirbo statybininkas, eina kitas, tai koks čia šudarankis taip darė. Taip. Nu, procese vienas paskui ir dabar aš blogai kartoja. padarysiu, nes prieš tai Nes tas blogai jo, ir padarė. tas statybose tai nuolat. Čia žiūrėk, pas mane sieną kreivai padariau, nes prieš tai tas čia pamatą blogai įdėjo. Visada. Nu, tai. Dieve. Aš tai dar labai norėčiau paliesti temą sugrįžti į tuos mūsų pardavimus per darbdavio prizmę. Gal esi pats pastebėjęs kažkokias savybės, į ką atkreipti dėmesį, ką turi pas save geri pardavėjai. Aš esu darbdavys, aš noriu to Okay. vadybininko Geras gero. klausimas. Aš keletą savybių išskirčiau. Tai, nu, tai plačiai paimsiu, reiškia, ir bendrasis, ir tokias labiau tektinis. Tai pirma savybė, tai sakyčiau, pardavimuose būtinai tai turi būti orientacija į rezultatą, o ne į procesą. Kad fainiai pabendravom, čia viskas fainiai, o finale sutarties kaip nėra, taip nėra. Tai taip, mes esam pardavėjai, su mumis yra smagu bendrauti, bet reikia nepamiršti, ko mes čia visą tai darom. Tai turi būti žmogus orientuotas į rezultatą. Ir jeigu jisai, pavyzdžiui, mato, kad prasti pardavimai, jam turi viduj degt kažkas, nu jis turi jausti diskomfortą, o ne tai, kad, nu, bet nieko, čia vis tiek stengiamės, dirbam, taigi viskas gerai. Kas čia gerai, jeigu nevykdai biudžetų ar ten, nu, neužsidirbi bonusų, tai sakyčiau, orientacija į rezultatą. Tada antras dalykas, ypač jeigu dirbama su naujais klientais, tai atkaklumas ir užsispyrimas. Nepasiduot. Ne tai, kad paskambinau, pasakė siūs mailų, ar tenai blogai praėjo susitikimas ir paleido. Tai tiesiog turėtų tokio, aš neskau, įkyrumo, kur ten užknisa ir jau tu turi pasikeisti, nu, blokuot kažkur, ar dar ten vos ne policija kvies, kad ten tave apsaugotų, nepardėjo, bet toks sveikas atkaklumas. Trečias dalykas, ką turi turėti geras pardavėjas, tai gebėt prašnekinti bet kokį žmogų. Ir išgirsti ir išklausyti. Tai būt gerų klausytojų. Nes į pardavimus ateina daug plepių, kurie turi kažkokį tai stereotipą, kad reikia kuo daugiau pasakyti, kuo daugiau kalbėti, to būsiu geresnis. Mes visi dabar mokam kalbėti. Bet tų gerai išklausančių, prakalbinančių klientai yra mažai, o klientus tokius žmonės mėgsta. Dabar, jeigu kalbėt apie patį kalbėjimą, nesakau, kad žmogus neturi mokėti kalbėti, tai čia geras pardavėjas turėtų būti geras istorijų pasakotojas.
Tai ne tas žmogus, kuris gerai išmano geležį, Excelį ir visus kitus dalykus, bet žmonės įtikina istorijos. Tas storytellingas. Tai geras istorijų pasakotojas, kur tu klausai, tau faina, tu tiki. Tu tiki tokiu žmogum. Ir, tai čia jau kiek, 4 dalykai. Ir 5, tai gebėt būt vandeniu. Prisitaikyt prie kliento, suvaldyt savo ego. Su vyresniu vanduo, stiklinėje yra stiklinė, podelė yra podelis, asotė yra asotis. Tai reiškia, kad tu prisitaikai ir nepardavinėjai visiems vienodų stiliumi. Pavyzdžiui, per skaičius ar dar kažkaip. Tu vienaip bendrausi su jaunu žmogum, kitaip bendrausi su vyresniu žmogum, trečiaip su kuris nori eit prie reikalo, ketvirtų būdų, kuris nori ten 2/3 laiko kalbėti ne apie reikalus. Tai va tiesiog būt vandeniu ir tai žiauriai neseksi. Nes mesgi dabar tokiam kulte gyvenam, būk savim, būk asmenybė, viskasgi. Ir taip, gerai būk tu savim asmenybė namie. Namie. Ar su draugais, bet su klientu bendraudamas, tu turi suvokti, kad centre yra klientas. Ir nesvarbu, kad aš esu, pavyzdžiui, Excelio žmogus, aš esu matematikas, mėgstu skaičius. Bet jeigu klientą beria nuo Excelio lentelių ir grafikų, aš su juo apie tai ir nekalbėsiu. Ir jeigu jisai remiasi intuicija, pavyzdžiui, kas man kaip matematikui, kas per šūdas yra intuicija. Aš nesuprantu intuicijos. Aš esu skaičių žmogus ir jisai jaučia intuiciją, matot. Viskas, bet jis taip mato pasaulį. Ir aš stengsiuosi, aš nekalbėsiu apie skaičius ir aš, aišku, jokių būdų nesakysiu, kas per šūdas yra intuicija, aš čia tik jum taip sakau. Ir aš stengsiuosi suprasti gerai, kaip veikia ta intuicija, kaip tu ją vadovausi, kaip tu priimi sprendimus, papasakok daugiau apie tą intuiciją, ieškosiu to kampo, aš prisitaikysiu, aš esu vanduo, nors aš pats ir čia manęs yra labai nedaug, nors aš pats kaip žmogus, intuicija, panašus aš jum į intuiciją. Mindaugai, Greta juokiasi, todėl kad pas mus čia yra mūsų duetas. Jinai yra pas mus skaičių žmogus ir ji visai neblogas vanduo, nes jinai kaip ir neblogai prisitaiko. O aš Šaunuolė, esu Greta. tas žmogus, Ačiū. kur, pavyzdžiui, sakau, žinok, jaučiu, Greta, kad bus gerai. Bus gerai, darom, pamatysi, padarysim ir paeis. Arba ten kažkas bus. Ir ji pasiduoda, manau, tam tokiam, kad, žinok, ne penktadienį, šeštadienį turim daryti. O kodėl nesijaučiu? Ir iš tikrųjų, kartais aš tai šitoje vietoje galvoju, kad gal kažkiek tai ir veikia, ir neveikia, nežinau, aš jau pasimetus, nes iš tikrųjų gal Alina labai įtikinamai savo nuojautas pasako, ten mėnelius paklausia draugais, kaip ten tas skaičius, kaip ten ta data. Man šitie dalykai tikrai visiškai svetimi, tai dėl to aš, tiek kol tu kalbėjai šitą dalyką, taip juokiausi, nes mes šitoje vietoje, ir papildom vieną kitą ir prasilenkiam. Nes man, pavyzdžiui, tie skaičiai, aš žinau, kad Greta juos suskaičiuos, o aš sakau, pavyzdžiui, Jo, Alinutė pas mus nežinau, kiek kam kokiam mokėsim, lektoriui kada ką uždirbam, darysim. kiek mes sutarėm, kam aš tokia esu visai, kur man nerūpi tas dalykas ir taip ir gaunasi. Sugalvom žygio datą, ar ne? Sakau, žinok, ta diena irgi ten mums padėjo, išskaičiau, aš net nežinau, aš nesu kažkoje nučiuožus, bet tiesiog man... Jau ramiau. Bet man, pavyzdžiui, ir gaunasi taip, kad Greta patikė, mes padarom ir būna tikrai žiauriai gerai. Tai kaip jinai gali kitą kartą manim netikėti, ne? Tai, žinot, apie tą prisitaikymą tiesiog, kai tu dirbi su klientu, tu turi, bandyti, kaip tai banalybė skambėtų, atsistoti jo batus ir kaip jisai supranta pasaulį. Nes 99%, kad jisai supranta į kitaip. 99%, o taigi sprendimą darys jis. Ir pavyzdžiui, apie Alina tai, ką kalbėjot, kad, kai kažkada pardavinėjot, norėdavot kuo daugiau papasakot. Tai gerai, paimkim automobilį. Ką reiškia kuo daugiau papasakot apie automobilį? Tai čia mėnesį. Ir kaip tu prieisi, prie kokiu kampu prieisi, norėdamas parduoti automobilį. Kažkam svarbu įvaizdis, kažkam svarbu dizainas, kad fainiai atrodytų, kažkam ekologija, kažkam, kad gerai trauktų, kažkam, kad
daiktų daug tilptų. Kažkam galbūt kažkoks išskirtinumas, kad jisai čia vos ne vienintelis su ta mašina būtų. Kažkas gal priešingai nori pranykt minioj. Kažkam saugumas, nes turi vaikų ar ten, nežinau, ar šiaip visko bijo. Ta prasme, variantų yra milijonas, kaip gali pasikreipti automobilio pardavimas. Tai jeigu tu šitoj vietoj nematai, kaip pasaulį mato jisai, o kalbi apie tai, kaip matai tu, tai ką tu čia, kas perka? Tu ar jisai? Ir jeigu ten, pavyzdžiui, matai, kad, nu tarkim, vat, kad ir tas pats saugumas kokia nors tenai mama, kuri išprotėjus visko bijo ir vadovaujasi taisyklė pagalvių per daug būt negali. Tai turbūt ir visą argumentaciją ant to statysi. Tu nekalbėsi apie variklį, važiuoklę, spalvą ar tenai dar kažką, bet kalbėsi apie saugumą, kaip čia, koks turėtų būti, čia stirnos laksto, briedžiai laksto, kas tik tai nori, vat kažkokie testai, vat, nu, viskas tik per tai ir eis, nors tau galbūt saugumas kaip žmogui, nu, maždaug, taigi visi jie saugus. Taigi ten, jeigu jau pagamino, tai turbūt nepraleido, davai, gal ten, nu, pakalbėkim, tarkim. Gal jums svarbiausia spalva, kad būtų ryškiai žalias arba ryškiai geltonas. Labai labai geras pastebėjimas, mes irgi dabar, bet rinkomės, prisimenu mokyklą mergaitai, tai irgi einam į tą mokyklą ir iš karto, va, mes turim baseiną, va čia mūsų salė, čia tik pamokų, ir nieks net neklausia, ar mes norim baseino, ar ne? O gal mano vaikas paniškai bijo vandens, pavyzdžiui. Ir čia iš karto pradėjo, mes turim baseiną. Labai gerai bus, labai fainiai. Nu. Tikrai, tikrai labai. Bet Atrodo, jie ir nėra šiaip atrodo pardavėjai. kaip ir aišku, bet vis tiek žmonės to nedaro. Nu, nes mum norisi papasakoti, čia kaip apie tą tušinuką. Vat kaip parduoti tušinuką. Vat kaip parduoti tušinuką. Tai pirmi žodžiai, jeigu jūs kažkada, nu, jums lieps pardavinėti tušinuką, tai pirmi žodžiai, pirmas dalykas, kuris išeina iš jūsų lūpų, turi būti klausimas. Ne teiginys apie tušinuką, nes ką jūs be pasakysit apie tušinuką, jūs galit visiškai nepataikyti. Pavyzdžiui, sakysit, tušinukas labai gerai rašo. O iš kur jūs žinot, kad aš moku rašyti? O iš kur jūs žinot, kad gal aš ir moku rašyti, kad aš planuoju rašyti? O aš, pavyzdžiui, gal esu slaptas agentas ir važiuosiu į Kremlių, susitikti su Putinu. Ir mano tikslas Putinui šitą tušinuką sukišti pro šitą ausį, o pro kitą ištraukti. Ir jūs man aiškinat, kad jis labai gerai rašo. Aš nei vienos raidės nerašysiu su šitu tušinuku ir jūs pasakoju, kad gerai rašo. Tai va čia, kodėl va šito testo daug žmonių neišlaiko, nes ką tu be pasakysi, tu, taip, nesakau, kad visada nepataikysi, gali kartais pataikyti, gal ir ne kartais pataikyti, bet kam apskritai taikyt, tai tu sužinok. Klausk. Aš, kai nuvažiuoju pas klientus savęs pardavinėti, aš nepradedu aiškinti, aš esu Mindaugas Lastauskas, mano mokymai tokie ir anokie. Aš nuo to ir pradedu, kas jums nesigauna. Kokios pas jūs yra problemos, priverčiu kalbėti. O tada, kai tu, nu, kad ir dėl to pačio tušinuko, kai tu priversi tą žmogų kalbėti, pasakot apie save, kaip ką jis ten daro, kaip prieš tai rašė, rašo, visą kitą, tada jau tu ir matysi, kaip tu tą dalyką pardavinėsi, apie ką kalbėsi, apie ką nekalbėsi. Šiaip tai iš tiesų, kuo daugiau mes susiduriam su pardavimais, su pardavimo procesu, tuo labiau aš matau, kad iš tiesų čia yra tiek daug visko, kad tai yra, nu, tikrai savotiškas menas, čia yra ir tų savybių, ir dalykų, ir momentų, ir, nu, atrodo visko labai 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 daug. Bet Mindaugai, užbaigiant mūsų pokalbį, gal kokį nors patarimą turi žmonėms, kurie susiduria su pardavimais nuolat ir ką nors norėtum dar jiems perduoti? Palinkėti. Palinkėti. Žinot ką, galbūt neapkerpėt, nesusireikšmint ir neprarast ugnies. Ir parodyt klientam, nu, nenueiti tą tokį automatizavimą. Tarkim, nu, vat aš savo darbe, nu, tikrai 90% dalykų, kuriuos tu išgirsti iš klientų, yra standartiniai ir jie kartojasi. Bet vis tiek klientas turi jaust, kad tau yra įdomu, kad tu nori parduoti, nori dirbti su juo. Nu, nenueiti tą tokį, žinot,
automatą arba, tarkim, man suėjo 40 metų, nu tai dabar aš jau čia neįsiu pas tuos psichus klientus ar ten kažkaip ramiau būsiu. Tai kad klientai turi jausti, žinot ką, kad jum iš tikrųjų jie rūpi. Tai reiškia ne, kad jūs norit parduoti, gaut bonusą ar nusipirkti kažkokias ten naujas atostogas, bet jie turi jausti, kad jie jum rūpi. Rūpi iš tikrųjų. Man klientai rūpi. Ir jie tada pirks. Bet kaip tą dalyką išlaikyti, kad tai nenudiltų ir kad tau klientas rūpėtų dešimtmečius, neturiu atsakymo, bet to reikia. Reikia, nes tu gali klausimus uždavinėti, dar kažką daryk, kaip tik tai nori. Bet klientai, kažkaip patie jaučia. Ar tau tiesiog norisi parduoti, gauti bonusą, uždirbti pinigų, nes reikia mokėti būsto paskolą, ar tau iš tikrųjų rūpi. Nesuvaidinamas dalykas ir jeigu klientas jaus, kad iš tikrųjų rūpi, jisai pirks. Tai, bet kaip tai išlaikyti, va čia yra kitas klausimas, kur rasti tą pastovią motyvaciją ir Ir šitoj vietoj dar ką noriu pasakyti, kad jeigu jums paklausius šitą pokalbį pardavimo procesas taip pat pasirodė įdomus, tai Mindaugas visai neseniai, nežinau kiek tas neseniai laikas greitai bėga, bet visai neseniai išleido knygą, kuri yra būtent pardavėjams susijusi su pardavimais. Ji vadinasi Urvinis žmogus ir mes tikrai labai skatinam perskaityti ir pagilinti šitas žinias. Bet nebūtinai pardavėjams. Vat mano draugė gydytoja, žodžiu, vyras ten statybose, jie gydytoja ir jie, kaip ir pardavimuose, visiškai nebūtinai sako, eik tu, bet jau tas Mindaugas kietas, jau kokia knyga, tai vau. Tai nebūtinai pardavėjams papildo. Ačiū. Tik pavadinimas yra kaip parduoti urviniam žmogui. Jeigu jums patiko šis pokalbis, turime jų ir dar daugiau, todėl kviečiam, prenumeruokit mūsų YouTube kanalą ir sužinosite dar daugiau įdomių dalykų apie pardavimus, apie gyvenimą, apie verslą ir panašiai. Tai ačiū labai, Mindaugai, kad buvai. Tikrai buvo įdomu, buvo daug drąsių pasisakymų. Buvo daug momentų, kur norėjau ir juoktis ir galvojau, o Jėzau, kaip čia tas Mindaugas tokius žodžius vartoja. Tai labai dėkoju ir labai linkiu paklausyti pardavėjams ir ne tik pardavėjams būtent šį podcastą. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū tau. Valiau.